Yra viena pavojingiausių minčių, kuri tyliai formuoja žmonių gyvenimus. Būsiu laimingas tada, kai uždirbsiu daugiau, kai susirasiu geresnį darbą, kai turėsiu santykius, kai viskas pagaliau susitvarkys. Problema ta, kad tas kai beveik niekada neateina taip, kaip įsivaizduoji. Laimė tampa tikslu ateityje, o ne būsena dabar. Ir kol ją vis nukelia į priekį, gyvenimas vyksta be tavęs. Žmonės dažnai galvoja, kad pirmiausia turi susitvarkyti išorinės aplinkybės ir tik tada atsiras jausmas. Bet realybė yra atvirkštinė. Tu gali turėti viską – pinigus, santykius, stabilumą ir vis tiek jaustis tuščias. Ir gali neturėti daug, bet jaustis gyvas, ramus ir patenkintas. Atidėliojimas dažniausiai slepiasi po logiškais paaiškinimais. Dabar ne laikas ilsėtis. Pirma reikia padaryti dar šitą. Kai tik išspręsiu šitą problemą, tada galėsiu atsipalaiduoti. Bet gyvenime problemos nesibaigia. Vieną išsprendi, atsiranda kita. Jei lauki momento, kai viskas bus idealu, lauksi visą gyvenimą. Pažiūrėk paprastą pavyzdį. Žmogus dirba daug metų, taupo, atsisako malonumų, galvodamas, kad vėliau gyvens. Bet kai tas vėliau ateina, jis jau pavargęs, perdegęs, dažnai net nežino, kas jam iš tikrųjų teikia džiaugsmą. Jis išmoko tik siekti, bet negyventi. Kitas žmogus gali gyventi kukliau, bet leidžia savo mažas akimirkas dabar. Išeiti pasivaikščioti, sustoti, pabūti su artimaisiais, pasidžiaugti paprastais dalykais. Skirtumas tas, kad vienas gyvena nuolatinėme laukime, o kitas realiame gyvenime. Atidėlioti laimę yra patogu, nes tada nereikia prisiimti atsakomybės už savo jausmą šiandien. Gali sakyti, dar ne laikas, dar nepasiekiau, dar nepakankamai. Tai tampa savotiška apsauga. Jei laimė visada ateityje, nereikia susidurti su tuo, kaip jautiesi dabar. Bet čia ir yra problema. Laimė nėra kažkas, kas atsiranda, kai viskas susitvarko. Tai yra pasirinkimas, kaip reaguoji į tai, kas vyksta dabar. Tai nereiškia, kad turi ignoruoti problemas ar apsimesti, kad viskas gerai. Tai reiškia, kad net ir būdamas procese, gali leisti savo jausti gyvenimą. Gali dirbti siekdamas tikslų, bet tuo pačiu nepamiršti gyventi šiandien. Pagalvok apie dar vieną dalyką. Jei nuolat sakai savo, kad būsi laimingas tik tada, kai kažką pasieksi, tu treniruoji savo protą būti nepatenkintu. Ir net pasiekęs tikslą, jis ras naują priežastį atidėti laimę. Tai tampa įpročiu. Todėl svarbiausias klausimas nėra, kada būsiu laimingas. Klausimas yra, kodėl ne dabar? Kas iš tikrųjų trukdo tau šiandien jaustis bent šiek tiek geriau? Dažnai atsakymas nėra pinigai ar aplinkybės. Dažnai tai yra įsitikinimas, kad dar neužsidirbai to jausmo. Gyvenimas nėra generalinė repeticija. Nėra juodraščio, kurį galėsi perrašyti. Tai, ką atidedi šiandien, dažnai tiesiog prarandama. Nereikia laukti didelių pokyčių, kad pradėtum gyventi. Užtenka mažų sprendimų. Skirti laiko savo, leisti savo sustoti, pastebėti, kas jau yra gerai. Nebėgti nuolat į kitą tikslą. Nes tiesa paprasta ir nelabai maloni. Jei nemoki būti laimingas dabar, labai tikėtina, kad nemokėsi ir tada, kai viską turėsi. Ir atvirkščiai. Jei išmoksi bent šiek tiek gyventi šiandien, tavo gyvenimas pradės keistis net be didelių išorinių pokyčių. Laimė nėra prizas už pasiektą tikslą. Tai yra būdas eiti link jo.